Žmonės turėtų norėti steigti bendrijas vien dėl to, kad jie gali laimėti pinigų, principe mažiau mokėti už paslaugas. Bendrijos ir namo administruojančios įmonės interesai turėtų sutapti, bet tai ne visada įvyksta. Savimarškiniai visada arčiau kūno. Administratorius gali net nebūti pakankamai suinteresuotas rasti, pavyzdžiui, jums geriausios kokybės ir kainos valytoją. Mes įsteigėme bendriją iš karto, kai tik tais atsikraustėme. Kaip tai sunku ar lengva keisti, priklauso nuo žmonių daugiausiai. Jeigu atsiras aktyvus žmogus, kuris sugebės vadovauti, koordinuoti reikalus ir surengti arba suorganizuoti susirinkimą. Jeigu mums pavyks surinkti kvorumus, reikalavimus įstatymų, jeigu surinki daug aktyvių kaimynų, be problemų. Didžiausios bėdos steigiant bendriją arba keičiant administratorių, žmogaus laikas, kuris sugebėtų ir norėtų tam skirti savo pastangas ir savo jėgas. Savivaldybė gali suteikti informaciją, teisinės konsultacijas. Kiek žinau, yra tam specialiai dedikuoti žmonės, kuriems paskambinus, jie jums tikrai padės išsiaiškinti, ko jums reikia. Yra pavyzdiniai įstatai, yra pavyzdiniai protokolų blankai. Yra tokia sistema, kurioje mes galime palyginti, kiek mūsų kaimynai šalia esantys moka už šilumą, kokia energetinio tipo yra tas pastatas. Ir tai yra atvirų duomenų iniciatyvos dalis. maps.vilnius.lt. Rasite tą informaciją, ten labai interaktyviai spustelėję ant namo pamatysite informaciją apie jį.